Naujoje filosofo, idėjų istoriko ir eseisto profesoriaus Leonido Donskio knygoje Galia, vaizduotė ir atmintis politinės filosofijos problematika mėginama svarstyti ne politinės teorijos knygų ar vadovėlių kontekste, o būtent grožinės literatūros pasaulyje. Tai yra knyga apie tai, kaip didžiosios politikos temos, tokios kaip laisvė, nepriklausomybė, ištikimybė, lojalumas, autoritetas, galia, gimsta literatūroje, kaip didieji literatūros kūriniai ir didieji autoriai, tokie kaip Šekspyras, Cervantesas, Tomas Moras, Makiavelis, kaip jie iškėlė tą problematiką, kuri yra neatsiejama nuo mūsų gyvenimo patirties, kuri yra čia pat su mumis 21 amžiuje. Ir šitos knygos, matyt, galbūt provokacija didžiausia ir būtų ta, kad joje yra teigiama, įžūliai autoriaus teigiama, kad iš tikrųjų poetai ir rašytojai daug anksčiau iškėlė didžiąją politikos problematiką už politikos mąstytojus ir pačius politikus. Tai yra knyga nuo Renesanso mąstytojų, besidriekianti iki mūsų dienų, iki Česlavo Milošo, iki Milano Kunderos. Literatūra ne tik numatė didžiasias moderniojo pasaulio įtampas, bet ir įspėjo žmoniją apie artėjantį totalitarizmą. Todėl naujosiuose Leonido Donskio politikos ir literatūros etiuduose, remiantis humanistikos patirtimi, mėginama susivokti didžiojoje politikos problematikoje. Be gėrio ir blogio ir be tam tikrų jo iliustracijų mes paprastai nesuvokiame žmonių santykių, ypatingai politinės galios sferoje. Kas yra tas gėris, kas yra tas blogis, kas yra tie kilnūs dalykai, kas yra nedorybingi. Paprastai kiekviena epocha be abejo turi tam tikrus pavyzdžius ir įsivaizduoja, su kuo gėris draugauja, su kuo ne. Ir šitoje knygoje yra pakankamai pavyzdžių apie tai, kaip žmonės suprato, kas yra kilnų, kas yra niekšiška, kas yra dorybinga, kas ne. Vaizduotė be abejo šaukėsi istorijos pavyzdžių, palyginimų, kitų epochų, žmogaus patirties plačiaja prasme, apmąstymo ir šią prasme iš tikrųjų šita knyga apima ir politinę galią, ir istorinę bei kultūrinę atmintį, ir vaizduotę, kurios dėka yra įsivaizduojama, kaip žmonija, tarkime, gali kovoti su didžiosiomis pagundomis. Knygynų tinklas Vaga. Didžiausias knygynų tinklas Lietuvoje.